Labas rytas. Oi, naktelė. Buvo šilta, reikėjo nusimesti sluoksnius, prakaitavau. Lėja, dabar apsiniaukė. Nu, kaip matėt, po 7, bet jau veiksmas vyksta ten. Ar matos? Bet jau piemenis šauk ant savo karvių. Kai ryte atsikėliau, maniau, kad tikrai saulės šiandien nepamatysiu, bet po valandėlės prasigėdrėja ir kaip matot, saulutė jau lenda. Dar kelias minutės, džiūn mano palapinė. Filmuoju, tą patį vaizdelį. Šiandien toliau damušinėsiu kalną. Dar liko nemažai kilometrų. Šiandien tikrai stosiu ne kartą ar ne 2 gerti kavos. Šiandien net nežinau, kaip žadintuvą išjungiau porą sykių. Negirdėjau tikrai, bet atsikėliau prieš 7, tvarkingai visai. Bet tikrai taip gražu. Ir matot, va, čia viens keliuks, čia kits keliuks, čia dar viens keliuks. O traisgalinį, dar kiek lauk į priekį. Ir dabar žiūriu, reiks numinti apie 70 km iki artimiausio miestelę. Biškį apsipirkti, vandens turėčiau užtekti. Būt gerai, jeigu sutikčiau kitų keliautojų, tada galėtų papildyti kaip vakar, bet bus matyti. Gerai, stumėmės toliau. Na va, nusileidau, grįžau į pagrindinį kelią. Iš karto jau nuo ryto muzika. Prisidariau ten filmavimų. Kitas iki stengiasi ir su telefonu biškiuką pasidaryti kadrų. Vertikalių, Instagramą. Tai gali truputį irgi pažiūrėti, ką aš ten priveikiu. Nenoriu šitos vietos palikti, bet reik. Ten garantuoju bus daugiau gražių vaizdų, bet blin, ranka šal. Nosis varva. Nėra taip šilta dabar. Keliauninkai pravažiavo, pripildė man vandens, davė užkandį ir pasirodo, ten buvo 3 merginas, su kuriuom nakvojau hostelį, kai buvau Oš mieste. Mažas pasaulis, maža Kirgizija. Ui, geras. Išsidirbiau visus daiktus, laikau šitą, kad nebūtų nuotekę. Nors čia iš tikrųjų labai pavojinga. Bet kadangi turiu dar vieną nedidelį balionuką dujų, nežinau, ar užteks iki Biškek, iki Kirgizijos sostinės, tai kažkaip, kai turiu galimybę prilaikyti, kai gaminu kažką atviram lauke, tada jo, palapiniai, kaip dažnai mėgstu daryti, pasikaitinti kažką negaliu, nes jeigu užsiliepsnuotų, tai pipiec. Ir tokį gražų
kampelį atradau, tai noriu pasėdėti čia. Net ir ne alkana esu, pasidarysiu kavos, atsipūsiu, nors niekada dar nenumyniau. Nežinau, kažkokia užsihaipinusi esu nuo tų vaizdų. Cukraus kombo paruoštas ir kofeinas insta šiandien. Kad jūs žinotumėt, kad jūs patirtumėt, kokiais makaronais aš čia važiuoju. Da ten užsiraizgė kažkiek, kol iki čia atriedėjau. Kaip gera, mano kojas gerai dirba, bent tam kartui. Aišku, jau daros vėsiau, žandai raudonuoj. Ir nesuprasi, atrodo, šalt karšta, užsidedi kažką, nusiemi. Tai, nu jau nebetoli. Dar porą vingių ir įveiksiu, pradėsiu leisti žemyn. Gerai, judame. Gerai, čia ta dalis, kai jau reikia nulipti nuo dviračio ir stumti. Neatsibodo dar šitie vaizdai jums? Mane. Šiandien tas nykštys nenusileidžia, man viskas yra zaibys. Tik truputį jau buvo pradėję lyti, snigti, bet čia pavienis kažkoks debesėlis.
taip va, va taip va. Man to dar čia užsiraitys truputuką. Wow. Greitas užkandukas. Jau apsirengiau. Truputį šilčiau. Tadadam, viršūnė pasiekta. Kažkaip iš po Tadžikistaną kalnai nėra baisus daugiau. Esu tokia užsikočiuojusi, kad atrodo, čia irgi buvo tokia sunki perėja, tokia prastuma keliukai, bet va, vis tiek aš čia viršuj visa patenkinta, laiminga. Iš tikrųjų labai savim didžiuojuos. Labai. Ne kiekvienam tokie išbandymai, o aš jau raškau viską kaip uogas. Up, up, up. Aišku, nenoriu prisišnekėti. Kitassyk tikrai labai prastai ir jauties viską, bet vis tiek judi į priekį. Debesėlis lyja. Gerai, reikia judėti, reikia leisti žemyn. Noriu greičiau už to sniegą zonas išvažiuoti. Pradėjo lyti. Bandau pabėgti iš debesies. Žinau, nusileidus man to turėtų būti viskas tvarkoj. Opa! Avai, kilti... Kilti keliuks buvo geresnis negu leistis. Labai jau labai daug akmenų. Ir pabėgau nuo lietaus. Ir atsisveikinsiu su sniegu. Matau, būtent nuo čia baigęs. Nesuprasiu tų orų. Apsirengiau, pradėjo lyti, va, krepšiai šlapi. Pradėjau minti, va, su lietpalčiu. Ir nustoja lyti. O dar vis sniegą matau. Kaip laukiu ten greičiau, kur šilčiau nusileisti. Aš čia matau, da bus dar tų įkalnių. Ojojoj. Nebus taip lengva nusigauti iki artimiausią miestą. Ai ne, matau ten. Nu, žodžiu, čia raizgalynė. Opa! Neužteniu.
su šito vaizdą, atsisveikinu. Jau sniego čia nebėra. Toliau leidžiuos žemyn. Šiandien atrodo tokia ilga diena, tokie kontrastai. Sniegas, ne sniegas, sniegas, ne sniegas. Čia turbūt budintis buldozeris, kai būn kokias nuošliaužas ten kalne, tur nuvaryti, išvalyti. Pradėjau kilti į kitą kalniuką. Dabar galvoju, kur čia reikės nakvoti. Jau temsta. Viskas, nebeturiu jėgų. Bet reikia toliau stumti dviratį į kalną. Biškį palydysiu GoPro. Jo. Temst. Bet aš toliau dar vis važiuoju. Nerandu, kur apsinakvoti. Bent nustoja tam kartui lyti. Nu va, pagaliau sutaisiau. Matot? Koks geras apšvietimas, grinai. Nu ir dieną uždarau su vakarienė paprasta. Dabar jaučiasi, kai didesnė drėgmė, tai ir šalčiau. Tai nors taip greičiau į miegmaišį. Tai ką, ačiū, kad buvot su manim šitą gražią ir, nepasakyčiau, labai lengvą dieną. Gerai, susitiksim sekančiam video. Čiau, labanakt. Kas nepaspaudėt šito, būčiau labai dėkinga. Arba šitą, jeigu nepatiko, nesvarbu, kažkurį iš tų dviejų pasirinkit. Ir tą varpelę. Čik. Kai bus naujas video, sužinosit. Gerai, tam kartui tiek. Susitiksim sekančiam. Čiau.